Ir nežinau, ar esate pastebėję ant savo vaikų, jeigu mes įpratę nuolatos padėti kitam, sutaisyti jį, mūsų vaikai lygiai tą patį pradeda daryti. Pavyzdžiui, mano dukros kažkurio metu, ne visos, bet 2 iš jų, mažesnės, gal greičiau perima jau, nes vyresnė jau paauglystė gal prasidėjus, kiti dalykai. Jos ateina ir linksmina mane. Mato, liūdnas linksmina. Sakau, manęs nereikia linksminti. Man malonu, aš čia paliudėsiu, praeis ir grįšiu pas jūs. O jos linksmina mane. Aš nesakau, kad blogai. Sakau, toksai, ir aš pastebėjau, kad aš tą patį darydavau. Ten, ko tu verki čia ir taip toliau. O gal žmogui tiesiog sunki diena buvo. O 2 metų, ką tik darželį pradėjo lankyti, jinai pribėga prie manęs, apsikabina, verkia. Ir aš dabar nieko nedarau. Pabūkim, paverkim. Verkį matau. Verkiu, ten liūdnio, ten